Labą dieną, nušvitusieji ir įvairių birzgalų mėgėjai. 500 subscriberių progą sugalvojau, kad reikia ką nors įrašyti. Aš galvojau, ką man čia jums papasakot. Galvojau apie kokį fentanėlį papasakosiu ar apie dar ką nors. Atsibodo man apie tos dalykus pasakoti. Papasakosiu geriau apie tai, kai man buvo neseniai įvykis, kai aš sėdėjau be jokių technologijų kurį laiko tarpą. Ir kaip supratau, kaip aš buvau užstresavęs. Ne dėl to, kad be technologijų sėdėjau. Prieš keletą, man atrodo, savaičių teko blaškytis po kalnus. Ir kažkaip ne pirmą kartą aš tuose kalnuose ir visą laiką būdavo telefoninis ryšys visur, kažkaip tais antenos matyt traukia gerai. Ir šiais metais, aišku, pastebėjau po pusdienio tik tais, kad kai jau aš atvykau į tą vietą, kur man reikia, įsikūriau savo gyvenvietę. Ir po pusdienio supratau, kad aš neturiu absoliučiai jokio ryšio, nei interneto ryšio, nei telefono ryšio ir pats be ryšio. Ir daug kas sakytų, tai gerai, pailsėsi nuo technologijų. Neturiu aš vargų su tom technologijom. Bet negerai, kad jeigu man kažkas nutiktų, tai man ten rastų po gal kokių 2 dienų tikrai rastų, nes ten kas nors praeitų, kur nors ką nors padarytų. Bet ne tame esmė. Ne tą aš pirmiausiai pastebėjau. Aš pastebėjau pirmiausiai tai, kai jau nebuvo jokio ryšio ir supratau, kad nėra jokio ryšio. Tada pradėjau... Ir tai buvo, pirmą dieną, man atrodo. Tai buvo toks jausmas ir supratimas, kad blemba, koks aš užstresavęs ir visą kitą, nes jau šiaip aš stengiuosi skirti savo laiko, ta prasme, eiliniam gyvenime, eilinę dieną, aš stengiuosi nepersitempti. Darau dalykus tos, kuriuos reikia padaryti, bet jeigu galiu kažko nedaryti, ko nenoriu, aš stengiuosi nedaryti ir tokiu būdu aš saugau savo smegenų ląsteles nuo bereikalingo veikimo. Ar kažkas panašaus. Ir tada, kai jau aš pradėjau savo ten gyvenimą kalnuose, be jokio ryšio, aš supratau pirmomis valandomis, kitą dieną, pirmomis valandomis, kai aš pradėjau ten daryti visokius reikalus, supratau, kad aš nesveikai esu užstresavęs, bet užstresavęs nesveikai esu ne dėl to, kad aš čia kažką darau, ne, bet dėl to, kad aš iš miesto atsivežiau tiek savyje streso. Mano veiksmai, mano mintys buvo visos tokios greitos, ten daryti greitais, ten produktyviai galvoti, kaip čia ką padaryti. Ir aš pagavau save, kad o kokio velnio aš taip viską darau. Aš turiu laiko tiek, kiek man reikia. Aš galiu nieko dabar nedaryti, arba galiu tą kažką tais padaryti, aną padaryti ir koks skirtumas, kur aš bėgu, nes mano kūnas visas tiesiog norėjo bėgti, daryti kažką, bėgti ne fiziškai, iš esmės. Tiesiog jis norėjo bėgti, judėti, jis tiesiog norėjo kažką ir aš pagavau, ant kiek aš esu užstresavęs, nors aš galvoju, kad nūdieną aš, kai darau reikalus, aš stengiuosi nestresuoti ir aš nestresuoju, aš galiu būti piktas, suirzęs, bet nelabai sustresavęs. Pasirodo, ne velnio. Tas buvimas be ryšio ir kažkur tais vienam pačiam davė man įžvalgų, kad eiktų, kad čia galvai nestresuoji. Stresuoju aš kaip ir visi kiti. Ir tik tais tam tikrom progom aš atsitikus pamatau, kad aš buvau neteisus. Tai o dėl tų technologijų visų, kai
kai visi sako, oi, čia man reikia pailsėti nuo technologijų, iš atsiriboju nuo telefono. Nu, tai, blėt, jūs turit problemų, vadinasi, nes ką žinau, man nėra. Man patinka, aš galiu šūdus rašinėti kažkam visokiuose socialiniuose tinkluose, galiu kažką tai žiūrėti, galiu kažką tai skaityti ir galiu tą telefoną načiort kažkur tai padėti ir man viskas tvarkoja, ta prasme. Tai va. Tai būtų čia vienas iš tokių dalykų. Po to dar supratau, nes kai nėra technologijų, čia tas geras dalykas, ne? Ir tu esi savo laiko šeimininkas, dirbtinai padarytose situacijose, tai atsiranda daug laiko pagalvoti apie tam tikrus dalykus. Ir vienas iš tų dalykų, apie ką aš galvojau, apie tai, kad mes žmonės nesikeičiam. Mes bandom galvoti, kad mes keičiamės, bet iš tikrųjų tai čia mano įžvalga. Iš tikrųjų tai aš manau, kad mes galvojam, kad mes keičiamės, bet tiesą sakant, tai situacija keičiasi, ar situacijos keičiasi, žmonės gali žmonės tuose situacijose gali būti skirtingi, arba gali būti ir tie patys žmonės ir nu dabar darysim kitaip. Nieko. Mes nesikeičiam. Pas mus jau, nebent tu esi 5 metų vaikas, tai tu dar keisiesi ir tavo charakteris, ir tavo vertybės, ir visa kita keisis. Bet jeigu mes esame vyresni, neverno, niekas nesikeičia. Mes bandom galvoti, kad keičiasi, bandom prisitaikyti prie naujų tų situacijų, bet mes išliekam vis tiek tokie patys. Kurį laiko tarpą mes bandom elgtis kitaip, bet po to vis tiek mes grįžtame tą patį. Ir man tai įrodė gyvenimas ne vieną kartą, kad netgi 2 žmonės kažkaip netyčia gal pagavę tą pačią bangą ir susikalbėję, kad pabandykim kitaip daryti kažką tais. Iš pradžių mes darom, bet tai yra laiko klausimas, kada mes vėl grįšim į tą patį darimą, ką mes darėm prieš tai. Ir tada vėl nusivilsim kitais žmonėm, kad čia niekas nevyksta, tas žmogus vis tiek elgesi. Taip pat mes ir aš, ir tas kitas, ir tas trečias žmogus mes elgiamės taip pat. Tai va, žodžiu, priėjau tokios išvados, kad žmonės nesikeičia, situacijos keičiasi, žmonių veidai gali keistis, akis, plaukai, ūgis, bet mes patys nesikeičiam, jeigu nesam 5 metų. Jo. Dar kitas dalykas, apie kurį tikriausiai norėčiau kažką pakalbėti, tai yra apie, periodiškai man tenka susidursiu tais, bandančiais nušvisti. Darniai. Su tais bandančiais nušvisti veikėjais. Jie galvoja, kad irgi keičiasi, kad jie pasikeitė, kad jie yra kitokie. Vieno žmogaus bandančio nušvisti nesu matęs, 5 metų, 5 metus. Nei matęs, nei girdėjęs. Ir aš to net nei norėjau to žmogaus matyti, nei girdėti, bet taip gaunasi, kad tenka kartais. Ir visai, va čia neseniai aš tą žmogų išgirdau. Tas žmogus galvoja, kad jis yra žiauriai pasikeitęs. Kad jis ten, jeigu tu darai kažkokioj kitoj aplinkoje kitaip nei prieš tai darei, bet aš tave išgirdau po 5, gal ten 4 metų, nežinau. Ir tu man skambi lygiai taip pat. Aš girdžiu tavo balsą ir girdžiu visą tai, kaip tu ir ką tu darei prieš 4 ar 5 metus. Tavo balse aš tą girdžiu. Tai aš nežinau, ar aš čia durnai mąstau ir neteisingai, galimai, kad aš. Ar tu nepasikeitei, tu tik tais apsimovei kitą švarką ir galvoji, kad tu esi kitoks žmogus?
Nes šaknis, nežinau, ar įmanoma su šaknim išrauti viską iš tavęs. Mes galim kažkiek tai tikriausiai biškelį pasikeisti, ten nebedaryti tam tikrų dalykų tikriausiai, bet sukurk tą pačią arba identišką situaciją, dėl kurio tas žmogus anksčiau elgdavosi vienaip ar kitaip. Ir aš manau, kad mes pamatysim, kad jis elgsis idealiai taip pat. Idealiai, čia tas žodis. Būtent taip pat, kaip ir prieš tai. Tai ar tu pasikeitei, ar tu nepasikeitei? Va čia kur klausimas. Ar jeigu tu elgiesi taip pat, kaip anksčiau elgdavaisi, nors galvoji, kad tu esi jau pasikeitęs, bet tave įmeti į tą pačią situaciją, ne identiškai tą pačią, bet sukuri tokią situaciją. Ir jeigu tas žmogus elgiasi taip pat kaip anksčiau, tai aš nežinau, ar tas žmogus pasikeitė, nes jeigu žmogus pasikeitė, turėtų jis kaip ir nebesielgti taip kaip anksčiau, ne? Nu, čia mano tokie pamąstymai. Jo. Beje, yra viena Joe Rogano naujas įdomus epizodas. Tie, kas žiūrit jį, arba kas nežiūrit, kam patinka. Su vokiečių čia kalbant jau apie birzgalų ir visų šūdų kraitį. Tai Joe Rogano epizodas yra vienas su vokiečių rašytoju, kuris, nežinau, dabar pristatinėjo antrą knygą ir vadinosi kaip jis Tripped. Ir žiauriai įdomių dalykų papasakojo apie jis, kad parašytų tą knygą, jis labai daug archyvinės medžiagos skaitė didžiausiuose pasaulio archyvuose, Vokietijoje, Amerikoje. Ir jis kažkaip rašė apie nacius. Šiaip jam buvo įdomu LSD ir metamfetaminas. LSD dėl to, kad jo mama Alzheimerio liga serga ir jis darė tyrimą daugiau mažiau kaip LSD galėtų padėti, nes aš kažkur buvo girdėjęs ar kažkas panašaus. Ir žodžiu, jis perėjo visus archyvus ir kadangi lazdos atsirado iš nacių mokslininkai atrado, nes darė labai daug tyrimų su ergotu. Ergotas tas ant kažkurių grūdų auga. Ir iš jo daromas, pirmiausiai iš ergoto padarė vaistus prieš migreną. Ir tai vis tiek buvo prieš antrą pasaulinį karą. Ir ten beveik tikriausiai visiškai arti antro pasaulinio karo tai kompanijai, kuri domėjosi ergotu ir ten darė reikalus su ergotu, jiems reikėjo įvesti tiesiog į rinką naują produktą, stimuliantą, kad žmonės turėtų daugiau energijos, nes prieš tai visi koksas ir metamfetaminas, amfetaminas buvo laisvai prieinamas vaistinėse, tu galėjai pirkti, nes kaip tas rašytojas pasakojo, anksčiau nebuvo kovos tais laikais, nes, aišku, Brazilijoje ir visa kita buvo tikriausiai, bet Europoje nelabai buvo kovos, o jiems reikėjo stimulianto. Ir jie ieškojo naujo reikalo, naujo produkto, norėjo įvesti rinką ir jie su ergotu pradėjo eksperimentuoti ir tada atsirado Hoffmanas, nes tai kompanijai reikėjo naujų chemikų, kurie galėtų tyrinėti tai ir Hoffmanas netyčia atrado lazdas. Iš pradžių jie visi nesuprato, what the fuck is going on. Ir tai va, lazdos atsirado iš nacių. Ir visi naciai ir esesininkai ėdė amfetaminą kaip saldainius. Jiems iš tikrųjų kareiviams davė priverstinai amfetamino, kad jie nemiegotų ir darytų reikalus, kuo mažiau miegoti ir kuo daugiau nuveikti. Tai jo. Tai nacinė ne vieninteliai, amerikiečiai irgi davė, Britai irgi davė savo kareiviams ne metamfetaminą, bet amfetamino, tai biškelį
sveikiau buvo. Ir daug ediktų atsirado. Tai va, tokie reikalai. Neįsivaizduoju, nieko aš nepostinu, bet žiūriu, subscriberių daugėja. Tęskit, gal užmotyvuosit mane dažniau kažką daryti. O čia 500 subscriberių proga mano papizdėlinimas į mikrofoną. Visa ko geriausio.